15 taškų skiria komandas. Na ir prieš Plietkutę. Na, Izumi pasirodžius aikštelėje tikrai daug laiko praleidžia su kamuoliu Tai jos yra 4. taškas šios dienos rungtynėse. Izumi priekyje, būtent ją palaiko dauguma žiūrovų. Na ir čia Izumi 5. pražangą provokuoja. Ir būtent dabar vagia kamuos persvarą. Izumi, viena link krepšio ir puikus jos. Šiek tiek daugiau negu minutė. Iki 3. ketvirčio pabaigos. O čia Izumi. Ir 12 taškų įmetusi yra Majera Pereira Dias. Viltė Andranavičiūtė su 9. Gatsko. Tolimas jos perdavimas. Drąsiai žaidžia Rimšaitė, randa kampę Izumi. Izumi dar kartelį iš toli ir 3. Nueina į puolimo zoną. Vėl Izumi, kokį greitį demonstruoja, koks perdavimas čia. Sekundės dar ataka, Ilgaitis kamuolio nesiskiria Butvilaitė. Izumi turi šansą mesti iš toli ir dar kartelį. Ir jai. Na, Izumi sveikatos turi daug. Čia kairė ranka pelno savo. Izumi čia panašu, kad savo 2 taškus randa ir randa dar ir Sigina dabar Česnavaitį. Nepavyksta įmesti, o Izumi vagia kamuolį. Skuodžiai prieki. Galima ir apie 2 dublį pagalvoti. Izumi iš vidutinio nuotolio. Vakarė Griškutė irgi pelno savo pirmosius taškus šiandien. Tai padaro tolimų metimų. Izumi. Ir Izumi pataiko iš vidutinio. Būtent alytiškiams tai klaidų skaičius 4 klaidas prieš Panevėžiečių 1. Šia labai Izumi, jos prasiveržimas. Pirmą kėlinį nieko nepelniusi. Dabar prašau, čia 2 taškai yra. Ir poilsio minutės sutiktos Aukštauginčio. Kokia gera gynyba dabar Monė. Alytiškiams perima kamuolį svečių komanda, šansas pelnyti taškus ir 2 taškai greitai. Žietės 6. klaida svečių. Izumi vėl su kamuoliu. 1 prieš 1, štai taip į kontaktą, nepėse rungtynėse, +2 turi Alytiškės. Na ir tikrai kol kas labai įdomios varžybos tarp šių dviejų, kaip sakant, lygų. Na čia iš Kargalių. Jurkas iš Japonijos. Na matome, koks yra ūgio skirtumas tarp jos ir Miglės Kisarauskaitės. Prie Panevėžio komandos tos yra tikriausia Panevėžietė. Tai seserys Kisarauskaitės Eva Pernavaitė 5 tritaškai iš 7, kalbant apie Aisčių LSMU komandą. Galbūt įmesti tritaškai Vilniaus Kibirkštis toks ir ne vienas jų nebuvo tikslus. Tuomet tai viena pergalė atsilikusios nuo Šiaulių komandos. Čia štai toks sudėti. Izumi mėgina klaidinti dabar tą pačią Zetkauskaitę ir vėl greičiau įveikiamus metimus apie Lietuvos čempionatus apskritai. Antanavičiūtė. Sustabdyta į 5 sekundės. Izumi reaktyvinis greitis. Želnytė iš toli. 3 taškai. Na, o bendrai karjeros asmeninis rezultatyvumo rekordas. Šių rungtynių dalyves, dabar būtent Želnytė, labai šiandienos rungtynių arbitrių, Indrė Balnionytė Gecevičienė, tuo metu dar tik tais Indrė Balnionytė. Ir tuo metu ši dabar teisėja, tuo metu žaidė šios dvikovos pabaigos. Na, tai nereiškia, jog Oper ir lygos. Tuomet jį grįžo į aikštelę ir...